Tomas Kauneckas pripažįstamas vienu aktyviausių reklamos ir mados fotografų Lietuvoje. Visus besidominčius fotografijos menu kviečiu pasižiūrėti interviu. Sveiki, Tomai. Labdien, labdien. Norėjau pasiteirauti, pirmas klausimas pas mus jau tradicinis yra, ar fotografų galvojate jau iš pat vaikystės būti, ar kažko visgi kitų svajojate? Jo, pas mane buvo keli pasirinkimai iš tikrųjų, arba tapti aktorium, arba fotografu, arba įstoti į karo akademiją. Tokie trys kryptys buvo, dvi biškai panašios, trečia tokia galbūt ne iš tos operos, bet, taip likimas susiklosti, kad ta fotografija visą laiką buvo su manim nuo 10 metų ir taip jau, kai baigiau mokyklą, galbūt ir nebuvo tokio kito pasirinkimo ir dvejonių, ką aš noriu daryti šitam gyvenime. Beje, kada pirmą fotoaparatą gavote? Kai man buvo 9 metai, gavau iš dėdės gimtadienio progą, reikėjo išmokti fotografuoti. Tradicinė situacija, nuėjau į būrelį Vilkaviškyje ir jau į ją. Ar buvo kažkas, kas jūs pastumėjo būtent būti fotografu? Kaip, matai, kai viskas yra labai nuo anksti, nuo tos vaikystės, tai ir viskas eina palaipsniui, tai tokio postumio kažkokio tai nėra tokio, kad šitą. Bet, viskas po truputėlį gimė ten, ištisą save, ten išreikšti. Nežinau, galbūt, netinka tos banalios frazės, kaip man. Bet, tai yra mano gyvenimas, net, nežinau, nėra tokio. Galbūt, aišku, svarus toksai buvo etapas, kai aš supratau, kad iš to galim uždirbti pinigus. Kada aš tai supratau, kad galima iš to gyventi, tada pas mane kitaip susiklosti failai. Kad iš tikrųjų galima būti fotografu, galima uždirbti, galima gyventi, galima gerai uždirbti ir reikia tik tai dirbti. Nesuklysiu sakydamas, kad esate vienas žymiausių fotografų Lietuvoje. Papasakokite, kaip jūs tapote tuo, kas esate šiandieną. Žinai, ta frazės, ko visiems darbas, dar kartą darbas ir truputėlis talento. Sėkmės ir viskas, jokios formulės nėra kitokios visose srityse. Yra viena ir ta pati, atsidavimas darbui, darbas, savęs aukojimas ir tiesiog turi dirbti. Turi labai norėti ir turi dirbti. O įkvėpimas kaip? Įkvėpimas jisai, nuolat jau ieškai, čia toksai nėra kaip toksai, žinai, kaip čia pasakyti, nėra toksai kertinis dalykas, kad tai įkvėpimo visą laiką ieškai viskame ten. Ir tas įkvėpimas ateina galbūt, aš nepavadinčiau įkvėpimu, bet aplinkos pažinimas galbūt galėtų tai labiau įtakoti tavo tą kūrybinę raidą ar ten kūrybinį kažkokį tai pakelimą. Tai yra tik tai aplinkos pažinimas, kurie tu iš tikrųjų tu gyveni tam pačiam mieste, bet tu nuolat atrandi jame kažką visiškai kitokio ir visiškai naujo. Ir tai yra, aišku, iš gyvenimo, iš visokių dalykų, iš tai, kas tave supa, bet, tas iš tikrųjų labai keista ir tas stimuliuoja tave į priekį. Tu atrandi naują kažką, tai bet tau vėl įdomu, tave įkvepia. Klausimas profesionalui. Kaip jūs manote, fotografų visgi yra gimstama, ar juo galima tapti? Vienareikšmiškai yra tampama. Vienareikšmiškai. Ir nieko negimstama, visko yra tampama. Viskas yra darbo ir noro santykis.